Pabandom. O, super. Na tai labas vakaras visiems, kas nepatingėjo šiandien prisijungti ir sužinoti tokių naujienų. Visai taip netikėtai atėjo šita tema, kad mes turime TND grožio salono namuose, grožio aparatų namuose. Aparatą, kuris yra prilygstantis grožio procedūrų kabinete. Tai yra ir šviesų terapija, ir mikromasažas, ir ultramasažas. Tai čia ir Jūratė, manau, jeigu naudoja, tai galės ir papildyti paskui. Iš tikrųjų, tą aparatą mes jau turime seniai. Kaip ir taip užsiminiau, kad 8 metai plus minus, bet kažkaip nebuvo, kad mes jį labai tiesiog reklamuotume ar ne, ar tiesiog labai stipriai naudotume ir pagalvojau, kad tai gali būti mums ir pačioms namuose kaip grožio, kaip sakant, įrankis. Ir antras variantas, tai gali būti mūsų kaip ir produktas, kurį mes parodom klientams. Mes galim daryti procedūrą klientams, ar tai ir supažindinimui, ir ką su juo reikia daryti, nes tiesiog kaip elgtis, kokiai odai tinka ir kiek daug surinkau informacijos, tiesiog nusprendžiau, kad reikia pasidalinti, ką mes šitokį dalyką turime ir kad tiesiog gimtume ir naudotume daugiau, nes čia ir nuo aknė, ir spuogai, raukšlelės, ir spalvų terapija, tai tikrai toksai plataus veikimo aparačiukas. Tai būtų fototoneris, kompleksinis fotochrominio ultragarsinio poveikio prietaisas. Čia bus tokių terminų, visokių tokių mums gal negirdėtų žodžių, tai tiesiog aš paprašiau, kad viskas būtų aišku, kam jisai skirtas, kam jisai reikalingas ir ką su juo daryti. Taip, aš noriu susidraugauti vėl su skaidriam. Gerai. Taip, ką mes darysime su šiuo aparatu? Tai yra nešiojamas kosmetinis aparatas, jungiasi į elektros lizdą ir viena procedūra trunka iki 15 minučių. Tai jaunystė be operacijų. To aparato yra 3 pagrindiniai efektyvūs kosmetologiniai metodai. Tai būtų pirmas ultragarso terapija, atlieka mikromasažą ląstelių lygmenyje. Fotochromoterapija, šviesos bangų poveikis išsprendžia įvairias odos problemas ir fonoferozė gerina kosmetikos priemonių prasiskverbimą į odą. Galime mes rinktis iš tų 3 skirtingų žingsnių pagal tai, ko mums reikia mūsų odai. Jeigu mūsų oda jautri, mes rinksime spalvas pagal mūsų odos jautrumą ir aš ten toliau po žingsnelį jums papasakosiu daugiau, ką reikia mums daryti su šitu aparatu. Tai jisai yra tinkamas kiekvieną dieną naudoti namuose, jisai yra nepavojingas, mes tikrai nesusižeisim su juo naudojant namuose ir drąsiai galėsim naudoti ir su kremais, ir su serumais ir pagal kiekvieno odos būklę galima pasirinkti ir priemonės, ką mes naudosime, aš ten po truputį vis toliau. Ir šiek tiek žiūriu, kad vis pasidėjau daugiau negu norėčiau papasakoti. Kaip jisai atrodo, įkėliau skaidrę. Toks gražus, nedidelis, patogus. Mes esam naudojusios irgi pristatymą pagėgiuose. Dar kaip ir nesenai ir prisiminimas toksai pasirodė pas mane istorijoje, kaip mes naudojam irgi šitą aparatą klientai, mes tada naudojam žuvytes ir kaip jaučiasi efektas ir kaip galima iš karto pamatyti, kaip šitas aparatas veikia. Tai fotochromoterapija yra 3 spalvų. Raudonas spektras, žalias ir mėlynas. Raudonas spektras tinka visiems odos tipams ir puikiai dera su bet kuriomis jauninančiomis procedūromis. Tai reiškia, tinka ir netgi daugiau pabrėžiama, kad idealiai tinka jaunimo procedūroms. Žalias spektras efektyviai ramina odą, šalina jautrumą ir paraudimą. Mėlynas spektras tinka riebiai, probleminiai ir porėtai odai, pažeistai uždegimo procesų, komedonų ir spuogų.
Tai reiškia, kad mes galime vienu metu netgi iš tikrųjų keisti spalvas, jeigu veido oda yra, ar tai vienoje gali būti spuogeliai ar ne, kitur gali būti jautresnė odelė, tai mes keisim. Aplink akis reikėtų vengti, tenais įspėjimai bus pačiam gale, kaip tuo aparatu naudotis. Ir aišku, galėsite Jūratę papildyti, kaip jeigu jinai dirba su šito aparatu, kokias procedūras atlieka ir ką mėgsta klientai, kokie dauguma žmonių, kas yra išbandę, ką pajutusi šio aparato. Ir aš galėsiu pasidalinti, nes buvau pardavusi kelius aparatus ir kaip klientai dėl kokių priežasčių jį pirko ir kaip naudoja sąžiningai ir gauna daug geresnius rezultatus odos būklės, negu be šio aparato su mūsų prietaisais. Taip, einam toliau. Taip, ir šitas fotochrominis spinduliavimas užtikrina šios efektus odoje. Čia šiek tiek plačiau, raudona šviesa įsiskverbia į odą 8-10 mm gilumu. Aktyvina fibrolastų veiklą, raudono spektro šviesos spinduliavimas šildo, tai gerina odos mikrocirkuliaciją. Aktyvina ir kraujotaką, ir metabolizmą, mažina rūgščių gylį, suteikia odai elastingumo ir lygumo. Mėlyna spalva įsiskverbia į odą 0,5 mm gilumu, šiek tiek mažiau negu ten prieš tekme. Tinka prižiūrėti jautrią, riebią bei įsidirgimus linkusią odą. Mėlyno spektro šviesos spinduliavimas skatina riebalų išsiskyrimo reguliavimą. Padeda esant aknei, suteikia odai gaivios ir sveikos odos jausmą. Veikimas mėlynuoju spektru taip pat skatina porų atsivėrimą, ramina sudirgimą, malšina spazmus, mažina odos paraudimą. Tai ir šitas atstumas yra mažesnis dėl to, kad yra oda jautresnė ir tiesiog dėl saugumo. Taip supratau, kiek skaičiau daugiau. Žalia šviesa pasižymi raminančių poveikių, sutraukia įsiplėtusias kraujagyslės, gerina audinių aprūpinimą deguonimi, ramina sudirgusią odą, pašalina diskomfortą. Žalio spektro šviesos spinduliavimas idealiai tinka mišrios odos tipui. Ir vėlgi dar smulkiau apie kiekvieną spalvą, tai panašiai, kad mes galime ir maišyti. Taip. Aš čia paminėjau, kokiems odos tipams tinka, jau aš minėjau, nes gali kažkas šiek tiek ir kartojasi ir panašiai. Taip pat šio aparato atliekama procedūra tai yra kaip mikromasažas. Nes su juo darant šitą visą procedūrą, jau kaip būtume kaip po masažo procedūros tos 15 minučių praėjus. Ir tuo pačiu metu, kai vyksta šitas visas procesas, didinamas kolageno ir elastino lygis odoje. Reiškia ir stangrins mūsų odą, naudojant tam tikras priemonės. Jeigu tai bus dėl raukšlelių, mes naudosim kremą skirtą mūsų raukšleliam, gali būti ir botoksas, kurie yra stipresni, kad įvesti į gilesnius odos sluoksnius. Taip. Dar čia smulkiau vėlgi apie ultragarso mikromasažą ląstelių lygmenyje. Užtikrina vidaus ląstelių medžiagų apykaitos aktyvinimą, kraujo cirkuliaciją, ląstelių prisotinimą deguonimi ir odos imuniteto didinimą, odos stangrumui ir elastingumui reikalingo kolageno, elastino ir hialurono rūgšties sintezės didinimą, raukšles formuojančių mimikos raumenų ir spazmų šalinimą bei ženklų raukšlių skaičiaus ir gylio mažinimą. Regos odos riebalinių liaukų darbo normatizavimo, randų išlyginimą, patinimų šalinimą, pigmentinių dėmių ir strazdanų kiekio mažinimą. Tai aš skaitau ir žiūriu, kiek čia yra daug pliusų su šito aparatu. Ir tikrai anksčiau tik tai apie spalvas paskaitėm čia katalogą, kiek maždaug ką jis daro, bet kai pradėjau daugiau žiūrėti, ieškoti, tai matau, kad kiek daug galima išspręsti problemų su šiuo aparatu. Kaip jisai gali palengvinti kiekvienam žmogui ir šeimos nariui, netgi iš tikrųjų, kas turi aknes, spuogelius, pigmentacija. Moteris irgi ieško, pavasaris jau nori irgi tos odos tokios lygesnės, gražesnės. Mes turim kremai su balta arbata, pilingas, prieš tai atliekant kitas procedūras, paruošiant veido odą,
Ir tuomet jau su aparatu mes galime imti ir kremą nuo pigmentacijos, mes galime imti ir sraigės, mes galime imti serumus. Mes tiek daug turim priemonių ir kartu veikiant su šiuo aparatu mes gausim daug geresnius rezultatus. Tai būtų mini grožio salonas moters rankinėje. Tai vienas žingsnis, tai tikras pinigų taupimas lyginant su salonų kosmetikos procedūrom. Iš tikrųjų, vertinant kokią, aš prašysiu Jūratės iš tikrųjų šiek tiek pasidalinti, tarkim, šio aparato kainą, kiek mes jį galėsim tikrai labai ilgai naudoti ir kaip palyginimą, jeigu žmogus įsigyja šį aparatą ir tarkim, ne visi juk įsigys, eis kitos moteris ir grožio salonų darytis procedūras, bet kaip alternatyva, kad mes namuose, jeigu galim ir atlikti irgi tokias procedūras, kaip ir tas aparatas tam skirtas. Jauninimo poveikis nenusileidžia pasiektam grožio salone, laiko taupimas jums nebereikės skirti laiko ėjimui į grožio salonas, nes fototoneris galite naudoti bet kuriuo jums patogiu metu. Tačiau vis tik pats geriausias laikas vakare. Procedūras galite atlikti be pertraukų, prietaisas bus jūsų ištikimas palydovas komandiruotėje, turistam žygiai ar atostogam. Na, tiesiog mes jį galim visur kartu su savimi keliauti, ar tai atostogų išvykti, ar visur, taip sakant, patogiai. Tai va. Einam toliau. Ir kaip naudoti šitą aparatą, kaip mes jį turėtume pasiruošti. Veidą pirmiausiai atliekam pagrindinės procedūras, kad jisai būtų švarus. Jungiam aparatą, tepam kremą ar serumą. Čia rašo storai, gal čia tiesiog vertimas toksai šiek tiek toksai sluoksnis, kad jisai nebūtų sausas veidas. Nes mes irgi, kai darėm procedūrą, tiesiog veidas neturi būti sausas, turi būti pakankamai kremo ar pakankamai serumo, nes per tą 15 minučių tiesiog nieko ir nebelieka, viskas išsivaikšto po visą veido odą. Taip, ir procedūros trukmė yra 10-15 minučių, nes po to jisai aparatas pats išsijungia. Ir procedūros metu apsaugoti akis, nerekomenduojama ultragarso spindulio nukreipti į odos vietas, kuriuose yra egzema. Tai tiesiog yra toksai, kad reikia pasaugoti vietas, tarkim, jeigu vasaros saulėje esam nudegę, tai tiesiog tuo metu jau nesinaudoti šio aparatu, kaip ir toksai įspėjimai, ar tai spuogai yra atviri, žaizdelės kaip ir egzema dėmes. Tai toks kaip įspėjimas būtų. Ten dar būtų prie visų šių, kad ir neščiosiam irgi reikėtų atsargiai žiūrėti, kas turi vėlgi su implantais buvo paminėta, kad irgi atkreipti dėmesį. Ir prietaisas sukurtas taip, kad galėtumėte jį naudoti su jūsų odos tipui tinkamą kosmetiką, kad sustiprintumėte procedūros poveikį. Tai yra prieš procedūrą galite pasitelkti drėkinančių kremų ar liftingo kremų, gelių ar tengių serumą ir mėgautis dar aiškesniais procedūros rezultatais. Tai čia kaip ir jau yra sukurtas mūsų stende. Čia yra dar šitas įsidėjau tiesiog kaip pavyzdį, nes pasistengsiu gal savo tiesiog padaryti. Kaip tas aparatas su kokiom priemonėm naudoti, koks amžius, nes čia yra produktų, kurių mes net neturime prekyboje, bet mes turime naujų produktų. Kas dar man labai krito į akis, pažiūrėkit, yra kapiliarų žvaigždutės ant kojų, Slavitonas. Reiškia, ir su šiuo aparatu mes galime naudoti ir šviesos terapiją esant šitom kraujagyslėm, bet nedidelėm iškilusiam, mažom mikrotom kraujagyslėm. Celiulitas vėlgi paminėtas yra, kad ne tik veido procedūrom, bet mes galime atlikti ir kūno procedūras ir yra nurodyti produktai. Tai prie veido kuperozės alijošius išlyginamasis avytės kremukas, sraigių kremas. Riebi probleminė oda būtų paakių serumas žuvytės, paakių sraigių kremas arba bet kuris kitas jūsų naudojamas stende produktas. Tai čia, kadangi yra tokie jau ir senesni, mes turim atnaujintus, čia yra plačiau, plus 20 amžius, plus 25, plus 30, plus 35, plus 40. Tai šitą aš naujai sudėliosiu skaidrę, kad būtų tiesiog patogiau, nors mes tam tų kremų tikrai turim dabar įvairiausių ir akvaterapija, ir botuliuksai,
ir nano, ir Tibeto serija, ir kardicepsas. Tikrai labai yra daug priemonių ir mes realiai visas tas priemonės galime ir naudoti su šituo aparatu. Įvesti į odą ir kaip ir būtų toksai daug ženkliai geresnis rezultatas. Tai ačiū už dėmesį. Aš šiandien kažkaip greitai sukalbėjau, tai dabar norėčiau iš tikrųjų Jūratės komentaro ir gal dar kažkas yra susidūręs su šiuo aparatu ir aš tada paskui papildysiu irgi, kas yra įsigiję ir nusipirkę, kokie atsiliepimai dėl ko ėmė šitą aparatą. Nu jau labai gražiai čia tu viską supasakojai. Naudoju šitą aparatą, moteris būna nustebusios iš tikrųjų. Ir tas poveikis, kiekviena klientė jaučia skirtingai, priklauso nuo kokia yra veido odos būklė. Nes tarkim, jeigu tu įvedinėjai ten 80 mm į tą odos gylį, tai jos jaučia tokią šilumą, kaip ir vibraciją. O kam yra problemiškesnė veido oda, tai tą odos virpėjimą tokį jaučia. Šilumos nelabai jau bebūna, o toksai kaip ultra garso bangos, jos vis tiek kažkaip tai veikia ir kažką tai jaučia. O aš įvedinėju, peptidus įvedinėju, hialurono serumas labai fainai įsiveda, jisai atrodo kaip kempinė, viskas sugeria. Dar kas man patinka su juo, tai tie mezokokteiliai. Aš galiu parodyti, va šitie. Šitie. Jau va šitie. Ir dar, tarkim, jeigu namuose, va taip atlikinėjant, tai su tom pačiom muležinėm visom kaukiam labai puikiai tinka. Taip, gerai, kad paminėjai, nes aš pamiršau tiesiog, kai tiek daug buvo tas informacijos. Jo, tai jos kuo puikiausiai tinka ir aš buvau savo atlikusi namuose su tom kaukiam, tai atrodo ta pati kaukė tiek greitai jinai išdžiūsta, nes viskas daug greičiau susiveda, to oda greičiau pasisavina. Jo, ir tas rezultatas tikrai būna visiškai kitoks, nei paprastai, tarkim, tu ten įmasažuoji kažkiek, o čia rezultatai tikrai būna džiuginantis. Jau po pirmo karto, kaip sakant, galima... Taip. Tikrai vertas dėmesio, vertas turėti, o nelaikyti namuose padėtą lentyną. Svarbu naudoti yra. Taip, nepasiemus į dėžutę, pasidėti į lentyną ir tai žinoti, kad esi įsigijęs ir norėtum, kad pats ir dar pasidarytų, ne kažką. Bet čia beveik ir gaunasi, kad beveik pats viską ir daro. Aišku, to tikro masažo, žmogaus rankų masažo niekas nepakeis. Naudotis reikia masažais veidu, tikrai labai teko bandyti, man labai patiko veido masažas ir tikrai tos tarpukus, kada mes jau galim tikrai sau leisti masažą ir nereiktų injekcijų anksčiau laiko naudoti, nes tiesiog rinktis alternatyvą, kol dar mes galime kažką su oda padaryti, ar ne? Ir turim šitą aparatą ir, sakau, toks atradimas, tai irgi viena klientė pas mane pirko dėl spuogų. Veido oda iš tikrųjų tokia buvo, ne tik kad spuogai, gal daugiau randeliai, nes jau ne paauglė ir sako, toks man jis tas veidas, aš įsigijau mūsų irgi valymo priemonės, Master Herb, ir žinokit, žmogus, aišku, ten prieš tai nesidarė, tų nuotraukų, sako, aš nenoriu, čia ir kažkaip ir taip, bet paskui man rašo, sako, kaip aš džiaugiuosi, nes aš, sako, matau rezultatą, aš naudoju ir aš matau, kaip ne tik tos spuogų priemonės, bet greičiau su šito aparatu įvedant, tas žmogus gauna efektą. O kita moteris buvo dėl raudonio. Irgi jautri raudono oda. Ir pirko, jei neklystu, mūsų jautriai Vitaderm seriją. Labai daug mūsų ir serumų pasiėmė, nes į kitą šalį reikėjo man siųsti visą tą siuntą. Ir tikrai sako, žinok, aš naudoju viską sąžiningai, sako, aš tikrai matau rezultatą. Tai yra iš tikrųjų labai smagu, kai žmonių grįžta, kad ne tik nusipirko ir pasidėjo į lentyną, bet ir naudoja. Aišku, ne visi galbūt ir tą kiekvieną dieną ar į savaitę, bet vis tiek naudoja ir mato efektą. Tai aš tikrai noriu, sakau, šiandien ir buvo ta mano tokia tema, kad noriu kuo daugiau žmonių, mūsų pačių konsultantų. Aš turbūt dabar galvoju, dar sakau, paklausiu, aišku, čia mūsų mažai pasijungia.
kas turi šios aparatus įsigiję ir naudoja? Manau, kad vienetai. Arba neturim. Nes aš tikrai irgi nebeturėjau. Aš neturėjau, bet dabar aš jau jį turiu viską. Aš laukiu, kol tu pabaigsi, nes noriu įsiterpti, nenoriu tavęs nutraukti. Vis laukiu. Tai noriu prisipažinti, kad aš esu tas žmogus, kuris turėjo lentynoje, paskui Jūratei padovanojau kažkokią tai progą. Žodžiu, aš esu tas žmogus, kuris lentynoje. Ir paskui irgi norėjau pasakyti, paklausti, kaip yra su kaukėm. Mes esam darę tiesiog muležinę kaukę ir mačiau, Regina klausė, ar saugu yra pačiam naudoti, ar kitas kai daro. Tai tikrai yra saugu, tik, aišku, maloniau, kai daro kitas. Svarbu tais masaniais judesiais daryti, bet tikrai yra saugu. Galim daryti patys, svarbu daryti. Bet kad mes, aišku, daug smagiau, kai kitas tai tau padarys procedūrą. Tai va, bet tai daro kitas, jau tu moki pinigus, o tu kai įsigyji, pats gali daryti. Ir tik tai va dėl tų spalvų, žinok, aš tai visą laiką žinojau, kad raudona spalva yra, net, aš taip buvau įsitikinus, kad mano oda yra ten, praktiškai nejautri, kaip aš sakydavau, ten drakono, krokodilo, dramblio oda, žodžiu, nieko nebijo, viskas yra gerai. Tai va, būtent raudona spalva yra tai odai riebiai tokiai, kur giliausiai gali įeiti nepažeisti. O tos kitos spalvos, kiek pamenu, tai jautriai odai yra tikrai neraudona. Tai aš nežinau dabar, ar mano informacija buvo neteisinga, žinai, o tu čia iš kažkur tu ėmei tą informaciją, tai aš taip įsivaizduoju, kad aš negerai žinojau visada. Taip, bet čia yra ir pačiam žurnale mūsų parašyta tas spalvas ir aš dar turėjau skaidrės iš anksčiau, radau kabinete, ne bendram kabinete radau, o buvo siūstos kompanijos skaidrės verstos, tai gali būti tiesiog, kad šiek tiek yra plačiau dar apie visas šitas odas, tikrai galėsiu pasidalinti, nes aš dabar galvoju, aš gal čia nelabai ir matosi šitoj nuotraukui pritraukoj, paskui čia aš dar atskirai sukėlusi esu iš bendro aprašymo, kam jis tinkamas. Taip. Ir yra dar vienas klausimas, Regina vėlgi prašo, kad ar būtų galima pademonstruoti. Tai tik noriu pasakyti, kad tie visi, kurie atvažiuos kovo 2 dieną į Klaipėdą, į tą mūsų patyriminį susitikimą, tikrai turės galimybę ne tik šį aparatą išmėginti, pamatyti, pačiupinėti. Ir aš esu ta skeptikė, kuri nelabai tiki tokiais dalykais. Aš jį laikiau spintų tik todėl, kad aš galvoju, vėjai, čia nesąmonė. Tiesiog gavau ten kaip magistrė tikrai pigiau, įsigijau ir viskas. Ir kai aš pamačiau, kaip jis veikia, mes tą bandymą parodėme būtent šitos konferencijos metu, kaip užlašinus lašiukai jisai spraigo įjungus aparatą, tai aš tada galvoju, jis tikrai veikia. Bet jau, man atrodo, buvau padovanojusi. Arba aš tiesiog tingiu daryti pati. Batsivis be batų. Tai va, tai kviečiame. tą bandymą mes darėm pas tave kartu, irgi filmavom, rodėm, atsimeni? Taip, Praiginėjo. Tai va, tai visą tą, aš taip įsivaizduoju, Jūrate, tu ir parodysi, ar ne, tos judesiukus, viską, ir mes paprašysim atsinešti visos, kurios turim šitos aparatus, akinius, kad kuo daugiau žmonių galėtų išmėginti būtent tuos mūsų tikrai vertus dėmesio elektroninius prietaisus, už kuriuos mes eidam kažkokius druskininkus ir mokam už procedūros pinigus. Tiesiog, kad mes turim gerų produktų, kokybiškų, neatsiliekančių kokybę procedūros, kaip ir paminėta buvo grožio salone. Tai kodėl mes tų produktų nerodom savo klientams ir pačios nebandom. Tai tikrai informacijos yra, dar aš tiesiog tenais pačiam lankstinuke peržiūrėsiu atidžiai, nes yra netgi parodyta, kaip vesti, nuo kur vesti, kaip naudotis, kad tikrai nebebūtų išsiaiškinti, kaip žmogus tiesiog, jeigu įsigyja aparatą į namuose, kad jisai žinotų, ką su juo reikia daryti. Nes jam tenais aiškintis, gilintis, kas kur ką atlieka, tai yra tikrai sudėtinga, o kai papasakoji aiškiai, trumpai, jeigu reikia dar ir pasikonsultuoji, jeigu jam dar trūksta tos informacijos, kad jisai pilnumoje žinotų, ką daryti su tuo aparatu. Aišku, pradžiai mes galim tikrai pačios, manau, padaryti tą procedūrą, parodyti, supažindinti, kaip elgtis su tuo ir tikrai yra nesudėtinga, labai paprastai patogu. Ai, tai Inesa mums visą tai papasakos ir parodys, kaip supratau, ar ne? Taip, labai gerai, labai gerai.
Ir kažkas galbūt laimingasis galės atsisėsti tenai, ar ne, ar jam tai padarysim. Aš manau, kad būtų galima tikrai tuo metu, kol bus kalbėsim. Tu pasakosi taip. Taip ir Rodysiu judesius. Arba Jūratė įdarbinti. Arba tu pasakosi Jūratė įdarbinsim. galim. Žinot, kad noriu pasakyti, kad pas mus šito prietaiso kaina dar yra adekvati. Tik tai 162 eurų.